suradau tokį apleistą pastatėlį. Toks matosi jau labai apleistas. Pasižiūrėsime, kas čia viduj. Kažkokia kaip mokykla buvus, kažkas tai tokio. O. Žemėlapiai. Kažkieno data do 18 metų. Kažkokie meno kūriniai. Čia kailyje, aišku, vanduo bėga. O. Tinkas nukrytęs jau, laidai tik kabaliuoja. Jonavos frontas. Na, įdomiai čia parašyta scena. Paaiškinimas. Nebuvau mokykloje, nes balso stygų uždegimas. Kadangi ne pirmą kartą aš vaistų turėjau, namuose gydžiausi. Va. Koks mokinių paaiškinimas. Aš pavėlau pirmą pamoką, ryšim su tuo, kad pramegojau. Geras pasiaiškinimas. Nebuvau minėjime ir kolūkyje, nes po ekskursijos buvo labai bloga, skaudėjo galva ir labai pykino. 90 metais čia rašė taip mokiniai. Aš nedalyvavau fizinio pamokoje dėl skaudėjimo danties ir neturėjau sportbačių. Och, tie mokiniai. Kas čia? Automatukai šiuolaikiški jau. Ten nelypsim, gal pro kitur, kur pakliūsim. Čia kažkokie persirengimai gal. Ai, ne, taip kažkas tai. Kažkokių dokumentacijų pridėta. Va, marketingo pagrindai, žemės ūkio įmonių vadyba. Ten rusiškai parašyta, neversi. Nu, visokių dokumentacijų čia. Pasaulio ekonomika. Bandom toliau kažkur praeiti. Va, pianinas nugriuvęs. Gal da pagroti išeitų. Nebelabai, man atrodo, jau. Pavyks pagroti. Jau savo atsigrojo tas pianinas. Čia, ko gero, dušai, tualetai.
taip ir yra. Atspėjau. Reikia užeiti viršų kažkaip tai. Kaip čia pakliūti į tą viršų. Na va, gaisrinis čiaupas. Va. Senoviškas skydėlis. Ai, tai ten į antrą aukštą dar buvo galim pakliūti per kažkur tai. Nu, gal nueisim, jeigu netingėsim. Va, čia dar kažkokia mini scena. Tokia šviesia. Čia va šiuolaikiškai įrengta, naujoviškos plytelės. O, kažkokia kino juosta. Ką čia galime žiūrėti? Nelabai čia ką žiūrėsi. Taip, o. Va, iš kur ir tos kino juostas, va. Kino juostyčio pridėta. Taip, insekticidai, fungicidai, herbicidai. Tai čia kažkokia gal žemės ūkio, gal čia buvo mokykla kažkokia. Galbūt. Matos, ten jau kažkokios statybos vyksta. Kažkas dirba, kažką daro. Man atrodo, greit čia tar mokykla nugrius. Aš taip galvoju. Nebeilgam čia jinai. Čia lauke siena kažkokia padaryta. Čia jau dabar naujoviškai kažkaip tai. Nu, man atrodo, gražiai čia atrestauruos. O čia tai ar tik ne chemijos kabinetas? Ar kažkas tai tokia? Kažkokiem bandymam, eksperimentam padaryta. Toliau čia elektrolito aliuminį. Irgi kažkokiem bandymam padaryta. Čia akmens anglies pavyzdys. Plasmasė, benzolas, sacharinas. Taip, ant lentos pripiešta, kažkas ir 25 buvo. Utena. 25.04.28 kažkas buvo. Kaip pomidorus auginti, kaip žirnius auginti, va, parodyta. Nu, ko gero, kad žemės ūkio čia buvo mokyklėlė. Nu, prisėsime biškį.
į mokytojo vietą galim pailsėti. Va, chemijos bilietai. Nu, tai ko gero, čia chemijos, tada ir buvo kabinetas, reiškia. Atsakymai yra. Raštu viskas, seniau mokiniai rašydavo. Vienu žodžiu. Čia didžiulis voltmetras. Kažkokiem eksperimentam irgi padaryti. Na, įdomu čia. Čia va kažkoks stendas. O čia visokių medžiagų dar yra. Toks akmuo. O beržo tošis, šiaudų, matau, yra. Čia irgi visokie dalykėliai. Čia kas per reaktorius. Kažkoks tai. Na, įdomu čia, įdomiai užtaikėm čia į kabinetą užeiti. Čia vabaliukas kažkoks ir iš ko tas vabaliukas atsirado parodyta ir kokius griovus padaro medienoje. O čia vabaliukas tipografas. Va, medija va tokius. Tipografas išgraužė grioviukus. Medija. Nu, bandom toliau pasidairyti. Dar va, kas prisimena tokias senobinius šviestuvus, tokius vat, paprastus lemputės šviesdavo. Po to tik tos dienos lempos atsirado. Nebegalim garsiai kalbėti. Kieme matos statybininkai dirba. Taip. Kokia čia klasė gali būti? Nebėra pavadinimo, neaišku, kokia čia klasė buvo. Lentynose irgi nieko jau nebelykė. Bet tas barakas jau, ko gero, jau jį nebepakliūsim, nes matos jau ir durys naujai įdėtos. Vienu žodžiu, pavėlavom jau. Nu, gerai, kad čia dar nepradėjo tvarkyti šitų patalpų. Gal čia truputėlį tamsu, bet turėtų būti įdomu. Nes va,
visas kabinetas grotom. Apvyrintas ir seifas. Reikia tyliai eit, kad neišgąsdinti darbininkų. Ir va. Čia vėl kažkokie seifai. Škaf. Čia tokie pailgi, tai čia gal būdavo ginklai kokie sudėti, nes seniau kaip karinis mokymas būdavo, nes matos ir taikiniai va. Padėti ir spravka vaidina prizavnikų. Vienu žodžiu, šaukiamajam kažkas išduota. Aišku, tuščios tos spravkės čia, bet vis tiek čia ko gero būdavo ginklai, nes va taip įstrižai sudėta. Labai didelė tikimybė, kam kitaip čia apsaugo taip tą patalpą visą. Nu, kad čia rūbo prikabinta, tai čia jau kita istorija. Aišku. Ir kad televizorių priardyta čionais. Tai čia jau kitas dalykas. O langai net su signalizacijom, bet... Nu, vien žodžiu, čia rimtai, patalpėlė rimta būdavo. Karinė mokymo. Reikmenis sudėti būdavo. Kas atsimenat tokią daugybos lentelę? Labai paprasta, vat, sakykime, pavyzdys. 2x2 ir atsakymas 4. Gali vat bet kiek 10x10 suvedi 100. Vat ir tau daugybos lentelė. Vat. Labai paprasta. Čia žurnalų kažkokių archyvas, televizorius, Horizont 736. Įsijungi programą ir žiūri. O, žiūrėkit. Ką radau. 2004 metų žurnalas, koks Marijus jaunas. O. 2004 metų žurnaliukas. Geras archyvas, geras. Žurnaliukų kokį nori. Mokiniam gal čia pasiskaityti. Va ir statyba, architektūra. Bet čia šiaip kažkoks stilius. Žurnalas. Nu, vienu žodžiu. Va ir panelė žurnalas. Kas norėdavo paskaityti. Iš mokyklos istorijos. Aprašymas nuo 25 metų. Gan sena mokykla, sakyčiau, palyginus. Nu, gal čia kiti buvo pastatai tada. Nežinau, nepasakysiu, kaip čia yra iš tikrųjų. O, kažkokie kareiviški, ar čia darbiniai rūbai kažkokie pilna. Įdomiai. Va, iš čia įsivaizduoju, kad
kaip ir kino filmą kažkokį galim būdavo žiūrėti, nes ten buvo parašyta aparatinė. Aparatinė. Tai pro čia gal koks kino projektorius būdavo ar kažkas tai. Ir rodydavo gal kokį nors kino filmą. Galbūt. Ko gero. O, ir už spintos dar čia kažkas yra. Kaip čia ją pakliūt. O. O, baba. Va. Nu, užeikime čia. Čia kažkoks labai gražus kabinetėlis. Ar tik kartais ne direktoriaus. Taip išpuoštas. O vėl lubas tokios gražios. Padarytos. Čia. Va. Pavaduotojas ugdymui. Va, vėl taikiniai. Kažkokie tai nuotraukų archyvai. Va, toks įdomus egzaminų užduotis 2004 metų. Mokyklinis brandos egzaminas geografijos. Tai va, 2004 reiškia, da tikrai dirba ta mokykla. Taip išeina. Nu ir kaipgi mes be kasos būsime. Aišku, yra kasa. Ting, ting. Kaip be kasos. Nu, užeikime į vidų. O, grotos, grotytės. Pro kur čia užeidavo kasininkė. Ai va. Čia. Va, atsidarydavo spintą. Ir paduodavo, ką reikia. Ar stipendiją kokie mokiniam. Aš taip manau, dar kažką. O. Viskas po grotam, kaip sakant. Įdomiai, įdomiai čia. Irgi lūbas tokios pagražintos jau. Kasininkės. Pakliūvama į valgyklą. Va, čia, kaip suprantu, mokiniai valgyt pasimdavo. Nu, grindų jau nebeliko. Praeisim pro vidaus tas patalpas, pačią virtuvę. Šviestuvai tokie. Senobiniai, didžiuliai. Va, pro čia, suprantu, maistą paduodavo. Čia va biškį atnaujinta. Čia gal jau indų plovimas, o gal ne. Čia jau gražiai va buvo padaryta lubas. Naujai. Nu, kiemėlis tai kažkada gal ir gražus buvo, tujos va aukštos, bet dabar tai va jau pačias lūžta krenta. O. Kalėdiniai žaisliukai. Gal pasiplošdavo biškį čia. Valgykla vis tiek.
Valgykla kaip valgykla, va. Medis į patį langą jau rėmėsi. Gal kai kryto gerai, kada neišdaužė, kai jisai čia griuvo. Va, taip iš lauko. O tokia mokykla, tokia tikrai senoviška, langai seni, net ne plastikiniai. Vienu žodžiu. Ai, va, dėl įdomumo, ką radau. Kaip suprantu, parodyta, kaip kur turi teisingai būti padėta. Peilis, šakutė, šaukštelis. Va. Iš sėklų paveikslas. Va, mokinio praktikos dienynas. 2-5 metai. Tai reiškia, 2-5 dar dirba. Nu, čia klasės jau ruošimas restauracijai, kaip suprantu jau. Jau nieko čia nebelikė palikimo. Jau tik tai atnaujins viską, kaip įsivaizduoju. Va, kiek kino juosta. Tik biškiai jau pavargus špūlė. Kažkas matosi. Čia, nu, kino juostą saugodavo kažkokie diskai didžiuliai. Ko gero. Va. Gal čia pro kur nors gal čia parodydavo. Rodydavo kino filmus, gal čia kažkur tai, kad šitie kino juostų pradėta daug. Gal čia nebeikim, nelabai čia saugiai jau atrodo viskas. Tas pastatas toks jau. Nesaugus. Tai iškeliaujame iš tos mokyklos. Apėjame, netokia ir didelė, bet eksponatų tikrai įdomių radom. Čia dar nebuvom, bet čia dušų tualetai kokie nors bus. Jo. Tai iškeliaujame tada. Kažkur kitur. Bandome čia dar paeiti. Iki baraką. Bet čia ko gero niekur nepakliūsime. Viskas užkalta, uždaryta. Kažin. Vis dėlto pakliuvom čia į tą baraką. Kas prisimenat tokias slidės? Kaunas SIF Dinamo slidytės. Seniau atsimenu būdavo. Dar va Šatrijos slydės. Šatrija Kaunas parašyta Dinamo. Iš vaikystės atsimenu tokias slydės. Sporto inventorius. O čia kiek slydžių. O ir batų sportinių. Įdomiai. Nu, čia aišku sulaužtos slydės. O dar ožių pridėta šokinėti. Vienu žodžiu. Sporto salė. Liuks. Įdomu.
Gal pabandyti mėsti. Bet čia ne krepšinio kamuolys, čia kimštinis. Kažkoks kimštinis kamuolys. Kitai sporto šakai. Gal tada ir nepavyks įmėsti. Kas prisimenat, kaip reikdavo per virvę lipti, įkopti. Taip. Trenerių kambariukai. Dokumentacija, kaip baseine plaukti. Mokome plaukti ir saugiai elgtis vandenyje. Nu, čia persirinkame nieko kažko įdomaus. Taip, persirinkamo kambarys. Nu, kaip ir viską gal apžiūrėjom, gal į antrą aukštą to bendrabučio užeisim. Man atrodo ir viskas. Va čia jau labai prasta situacija su pastatu, bet gal kažkaip atrestauruos. Čia va jau matosi statybos. Iš šitos pusės gal geriau. Kažkokius pastatus mato su baseinu. Nu, vienu žodžiu, rimtai čia. O tas tai bendrabutis matos irgi nekokios būklės, va jau plytos krenta. Jau ne kažką. Nu, dar čia praeisim, bet čia tokia labai jau apgailėtina kambarių būklė, man atrodo, čia jau. Gal net neverta čia ir eiti. Va tokie kambariukai, bet nieko nėra, tuščia. Radiatoriai išpjaustyti. Man atrodo, nieko čia nebus. Vienu žodžiu visur taip. Nu ką, leidžiame žemyn ir atsisveikinsim su tuo pastatėliu. Čia va kažkaip įdomus laiptai. Ta prasme, tas balkis labai žemai čia. Čia koks aukštesnis, tai gali ir galvą sumūryti į šitą balkį. Nu, bet mokiniai gal žemesni būdavo. Nu va, ačiū šitam pastatui, kad kažką jame pamatėme. Ir tiek žinių tada.